Garbėzui Kristui, sveikinam susirinkusius, kas girdės, kas negirdės. Pirmiausia, aišku, čia visus esančius ir Marijos radijo klausytojus. Tai kalbėsim toliau. Lumen Gentium tai yra tema. Lumen Gentium tautų šviesa. Pirmiausia, pasimelskim. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Šventoji Dvasia Dieve apšviesk mus visus čia susirinkusius, kad tikrai pamiltume Dievą, atrastume save kaip mylimus Dievo vaikus, atrastume savo gyvenimo kryptį, pažintume savo pašaukimą kiekvienas savo asmeniškai ir atsilieptume tą pašaukimą mergelė Marija ir visiems šventiesiems užtariant. To dangiškasis Tėve prašome per Kristų šventoje dvasioje. Amen. Taigi, šiandien toliau kalbam apie Lumen Gentium. Dabar kodėl ta Lumen Gentium tokia svarbi yra konstitucija? Todėl, kad iš tikrųjų, kaip taip sakom, konstitucija apie pačią bažnyčią. Tai yra. Labai svarbus yra, nepaminėjom gal, daug kartų minėtas tas klausimas, bet yra tapatybės klausimas. Tapatybės, jeigu mes savo nežinom, nežinau, kas aš esu, tai tada pasidaro mūsų gyvenimas stipriai sutrikęs. Dabar kodėl? Todėl, kad jeigu nežinai, kas esi, tai nežinai, kaip ir prasmingai gyventi. O kai nežinai, kaip prasmingai gyventi, iš vis jauties niekam nereikalingas. Tai yra baisus jausmas. Baisus jausmas, baisi situacija. Ir žiūrėkit, kartais būna, žmogus atsikelia iš ryto, viskas tvarkoja, viskas gerai, sakysim, šventiška nuotaika, kažką tai vakar gero dariau ir dabar darysiu kažką tai. O kartais būna, kad žmogus atsikelia ir štai nėra nuotaikos, nieko čia gero, tiesiog kasdienybė. Ir nežinau nei kas aš esu, nei ko siekiu, nei ko noriu. Ir tada toks užeina, liūdesys, depresyvumas, nerandi savęs. Ir iškart žmogui krenta viskas iš rankų, nesinori niekur daryti. Tai galėtume kalbėti apie dvasinę kovą. Bet kita vertus, jeigu nežinai savo tapatybės, tai labai sunku tą dvasinę kovą yra ir kovoti. Taigi dabar pasižiūrime į Lumen Gentium tekstą. Čia 35 numeris mums kalba. Ypatingai toliau kalbam apie pasauliečius. Kas tie pasauliečiai yra? Tai žmonės, kurie neturi kunigo, diakono ar vyskupo šventimų, bet tiesiog yra žmonės pašaukti krikštu ir sutvirtinimu būti tikėjimo liudytojai savo visų gyvenimų. Taip ir sako katekizmo Lumen Gentium tekstas. Sako, Kristus, reiškia, didysis pranašas, ką jisai daro, sako, vykdo toliau savo pranašavimo uždavinį, iki tos karalystės garbė bus visiškai apreikšta, tam panaudodamas ne vien hierarchiją, kuri moko jo vardu ir gale, bet ir pasauliečius, kuris pasiskiria liudytojais ir apdovanoja tikėjimo nuovoką bei žodžio malonę. Ir čia yra nuoroda į Apaštalų darbų 2 skyrių 17 eilutę, kuri sako, štai ką sako. Jo mokiniai prisiminė, kad jo yra parašyta, uolumas dėl tavo namų sugrauš mane. Taigi, tiesiog liudijimas. Toliau galim pasižiūrėti yra Apreiškimo 19 skyrius 10 eilutė. Ten yra kalbama apie tai, kad štai ir nunešė mane, taip 19 skyrius, tai pasižiūrim. Užpuoliau jam po kojų, norėdamas jį pagarbinti, įspėjo, žiūrėk, kad to nedarytum, juk ir aš esu tarnas kaip tu ir tavo broliai, kurie laikosi Jėzaus liudijimo. Dievą garbink, o Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Tai štai kalbam, kad štai pasauliečiai yra pašaukti dalyvauti Kristaus pranašiškoje veikloje ir liudijime. Ir tas atrodytų kažkaip ypatingai, o iš tikrųjų Jėzaus liudijimas yra pranašystės dvasia. Taigi dabar, ko labai svarbu, toliau siekti. Įdant Evangelijos gale sušvistų kasdienėme jų šeimos ir visuomenės gyvenime. Įsivaizduot, toks paprastas dalykas atrodytų. Kasdienėme šeimos ir visuomenės gyvenime. Ir dar kartą reiktų tiesiog pakartoti. Ne kažin kur, bet kasdieniam šeimos ir visuomenės gyvenime. Ir čia galim savo pasakyti, kad ne visą laiką tai puikiai sekasi tą šeimos gyvenimą taip sutvarkyti, kad jisai būtų kupinas Dievo, kupinas šventosios dvasios ir tai tikrai yra tikras iššūkis daugumai šeimų, daugumai, tikrai daugumą galėtume sakyti, ko gero ir visoms.
Kaip tą padaryti, iš tikrųjų uždavinys ir nelengvas uždavinys, reikia prašyti Dievo pagalbos, reikia pasitelkti kiek įmanoma ir žmogišką tą jau supratimą, išmintį. Na ir visuomenės gyvenimas. Vėlgi neleidžia mums tekstas nusišalinti nuo visuomenės gyvenimo, o esmė vis laik yra tai, ypač šiandien mums tinka apie tai kalbėti kryžiaus išaukštinimo šventės proga, kad štai Kristaus kryžius turi sušvisti mūsų visų gyvenime kaip pergalės ženklas. Tai nėra visiškai paprasta, nes tai yra slėpinys. Na ir toliau dar labai svarbu. Pasauliečiai pasirodo esą pažado vaikai. Pažado vaikai. Kokio pažado? Tai yra ne bet kokio pažado, bet pažado, kad štai viešpas Dievas visą nugali ir Dievas visas yra visame kame. Taigi sako, jei būdami tvirto tikėjimo ir kupinos vilties atperka esamąjį laiką. Nu, tokia sudėtinga, sakyčiau, frazė, bet labai talpi ir labai graži. Įsivaizduojat, pasauliečiai pasirodo esą pažado vaikai, jei būdami tvirto tikėjimo ir kupini vilties atperka esamąjį laiką. Ir čia remiamas yra apaštalo Pauliaus Efeziečiams 5 skyriaus 16 eilutė, kuris skamba taip. Gerai, sako, būkit gerai naudojantis laiką, nes dienos yra piktos. Tai štai uždavinys yra teisingai naudoti laiką kiekvienam asmeniui, kiekvienam žmogui. Ir labai rimtas iššūkis yra, todėl kad laikas mūsų ribotas, Dievas duoda mums laiką kaip uždavinį, duoda laiką kaip galimybę ir duoda laiką iš tikrųjų ir kaip galimybę išreikšti save. O išreikšti save kaip Dievo žmogų mes turime, todėl reikia tvirto tikėjimo, jo lab, kad aplinka siūlo mums įvairiausių dalykų, pilnas pasaulis, įvairiausių pasiūlų, įvairiausių pagundimų, gundimų, žodžiu, visą laiką reikia teisingai atsirinkti. Atsirinkti vertybės reikia, na ir dabar ypatingai svarbu, nes kams anksčiau surydavo laiką televizorius, pavyzdžiui, kažkokios kitokios pramogos, tai dabar tiesiog labai lengvai tą laiką suryja mobilūs telefonai, internetas, žodžiu, tos lengvai pasiekiamos komunikacijos priemonės, kurios taip pat ir labai stipriai pririša. Ir mes patys nesusimastom, kad štai mano laikas sutirpo, laikas prabėgo, laikas, kurį davė Dievas. Ir tas laikas iš tikrųjų turėjo būti skirtas mano dvasiniam augimui ir Dievo liudijimui. Štai apaštalas Paulius laiške Kolosiečiams 4 skyrius 5 eilutė sako šitaip. Išmintingai elkite su svetimaisiais, išnaudokite laiką. Vėlgi apie laiką kalba. Taip kad, taigi tvirtas tikėjimas, viltis ir sugebėjimas teisingai naudoti laiką. Ką reiškia teisingai? Ne savo tik tai malonumui, ne savo kažkokiem egoistiniams potroškiams, nes tai yra, kaip įdomi, reiškia pažadas, koks mums skirtas amžinasis gyvenimas. Ir atrodytų tiek nedaug reikia. Tvirto tikėjimo, vilties ir teisingai naudoti laiką. Dar ne viskas. Ir kantriai laukia būsimosios garbės. Kantriai laukia būsimosios garbės. Čia tokia labai rimta viltis, kad štai aš laukiu Dieve garbės, žinau, kas man yra skirta. Čia yra kalba jau apie tapatybę. Čia yra remiamasi apaštalo Pauliaus laiško Romiečiams 8 skyrių 25 eilutė. Bet jei turime viltį nematydami, tada laukiame ištvermingai. Na, čia toks rimtas mums išbandymas, nes laikas bėga, atrodo, kad štai kažkas turėtų būti ypatingo, labai gero, o būna visaip gyvenime ir todėl ištverti iki galo. Jėzus ir sako, kas ištvers iki galo, bus išgelbėtas. Taigi dar toliau svarbu sako, tačiau šios vilties ten neslėpė jie sielos gelmėse, bet nuolat atsiversdami ir grumdamiesi su šių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis, tai išreiškia ją ir pasaulietinio gyvenimo struktūromis. Čia labai tinka visiems absoliučiai, ypatingai, kuriems dirba viešąjį darbą. Ne? Tai, ypatingai šiandien tai mokinių čia susirinka, tai mokytojams, ne? Pedagogams visiems kultūros veikėjams labai reikia atkreipdėmėsi, kad štai gyvenam ir dirbam net ne savo iš tikrųjų, bet nuolatinio atsivertimo sąlygomis ir nuolatinius grumtynių sąlygomis. Šis toks nuostabus koks tiesiog sakinys. Šios vilties ten neslėpia jie sielos gelmės, nes kartais būna
kaip ir tarybiniais metais būdavo, na tai tiki savo tyliai, o gyveni tą gyvenimą ir nieks tavęs ten nepastebi savotiškai pasislėpęs. Tai sako, šios vilties ten neslėpė sielos gelmėse, bet nuolat atsiversdami. Nuolatinis atsivertimas yra visų mūsų pašaukimas. Neužtenka, kad štai aš atsiverčiau vieną kartą, Dieve tavimi tikiu ir viskas tvarku. Atsiversti, ką reiškia? Reiškia viltimi gyventi, matyti savo trūkumus, neišsigąsti savo trūkumų, taisytis, ugdyti dorybės, visą gyvenimą mokytis meilės Dievui, artimui. Na ir grumdamiesi, tos grumtynės labai rimtos. Apaštalas Paulius Efeziečiams yra 6 skyrius, mums kalba labai konkrečiai ir aiškiai, labai rimtas dalykas, kad mes grumimės ne su krauju ir kūnu, bet grumimės iš tikrųjų su visom tom galybėm dangaus aukštybėse. Taip ir pasakyta, ne, mes grumimės ne su krauju ir kūnu, bet su kunigaikštystėmis, valdžiamičių tamsybių pasaulio valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis daugaus aukštumose. Taigi grumimės todėl, kad pamatyt, kad ne žmonės kaltinti pagrindė dėl įvairiausių blogybių, bet viską sugebėti tinkamai įvardinti. Ką tai reiškia tinkamai? Tai reiškia, kad žinot, kad yra dvasinė kova, ta dvasinė kova vyksta mano širdį, ta dvasinė kova vyksta kiekvieno žmogaus širdį, vyksta ne vienodų lygmenių, vienas tą supranta, kitas mažiau, kitas visai nesupranta. Ir todėl tiesiog tokio turėti supratimo gyvsgėlėjančio, kad vyksta dvasinė kova, aš joje dalyvauju ir kad pirmiausia aš turiu pats laimėti savo dvasinę kovą, kiek tai man įmanoma pagal šiandien esamas mano sugebėjimo sąlygas, pagal Dievo duotybę, pagal malonę, nes niekada nebus, kad aš ją pilnai laimėsiu tą dvasinę kovą. Mūsų galutinė kova yra mirties akivaizdoje ir pats viešpats Jėzus mumise ją laimi. Tai todėl, reiškia, visas tas Lumen Gentium kalbėjimas yra toks, galėtume į vieną sakinį sutraukti. Mes esam Kristaus kūno nariai ir Dievas mums leidžia dalyvauti savo misijoje. Tai pranašiškoj, kunigiškoj, pašventinimo, valdymo, vadovavimo, kitaip tariant, pasaulio atpirkimo misijoje. Ir tas įskaidyta įvairius dėmenis. Tai štai vienas iš tų dėmenų, kad aš turiu grumtis pirmiausia savyje. Toliau, bet ne viskas, neužtenka to. Tai išreiškia, sako, tai išreiškia ją ir pasaulietinio gyvenimo struktūromis viltį. Taip, kad ypatingai kas užima kokias nors viešas pareigas, turi vis laik galvoti, ar mano pasirinkimas, mano darbas, mano leidžiami įstatymai, mūsų leidžiami įstatymai, nuorodos, nurodymai, ar atitinka amžinai Dievo planą, ar atitinka Kristaus dvasią. Ir nebijoti, nepataikauti, tiesiog reikia pasaulio dvasiai, nors visas pasaulis ir kitaip šnekėtų. Čia labai rimtas uždavinys ir jis nėra lengvas. Toliau, kalba tekstas mums apie gyvenimo, tikrojo gyvenimo Jėzuje išpažinimą. Pasauliečių laikysena iš tikrųjų prilyginimą labai įdomią, čia tokia labai tiesiog, sakyčiau, provokuojanti mintis pateikiama, nes pasauliečių laikysena prilyginimą sakramentiniam veikimui. Įsivaizduot, sakramentiniam veikimui. Šiaip Lumen Gentium čia kalba 4 skyriui, kad bažnyčia yra tarsi sakramentas, paskui 68 numerė. Bet dabar, kalbant apie žmonės pasauliečius, kad štai prilyginama sakramentiniam veikimui. Štai kunigas, taip jis šventina sakramentinis veikimas. Dabar žiūrim tekstą. Lygiai kaip naujo įstatymo sakramentai palaika ir maitina tikinčių gyvenimą bei apaštalavimą, jau dabar vaizduoja naują dangų ir naują žemę, čia remiantis Apreiškimo 21 skyrių 1 eilutė. Taip ir pasauliečiai tampa galingais laukiamųjų dalykų tikėjimo šaukliais, jei su gyvenimu kylančiu iš tikėjimo, nedvejodami sujungia tikėjimo išpažinimą. Įsivaizduojat? Ir dar čia gal pabaigta frazė. Šitoks evangelizavimas tai yra Kristaus naujienos skelbimas ir gyvenimo pavyzdžių ir žodžių būdingas ir ypač veiksmingas tuo, kad vyksta įprastinėmis pasaulio sąlygomis. Na tai ką čia reiktų pamatyti mums? Kelis tikrai tokius svarbius dalykus. Aišku, tai atkartojama ta mintis daug kartų, tik tai jis gilėja jos supratimas. Štai
naujo įstatymo sakramentai, krikštas, sutvirtinimas, Eucharistija, ligonių patepimas, atgaila, kunigystė, santuoka, maitina tikinčių gyvenimą ir apaštalavimą. Ir kas įdomiausiai, pačia Eucharistija atspindi dangų, naują dangų ir naują žemę. Bet dabar sako, pasauliečiai tampa galingais laukiamų dalykų, ne bet ko, bet laukiamų dalykų šaukliais. Įsivaizduoju, šauklys, tai panašiai kaip pranašas Ezechielis, kuris šaukia tautą atsiversti, grįžti, atgimti iš tos sausuosius kaulus, tai reiškia šaukliai, jie sako su gyvenimu. Už tai čia yra tapatybės be galo svarbus supratimas. Jeigu aš renkuosi Kristų kasdienybėje, atsikėliau iš ryto, nėra nuotaikos, pasimeldžiau, Dieve, tu žinai, štai tiesiog pradedu tokią dieną kovoje, nėra nuotaikėlės, gal kažkas ne taip, gal artimieji, gal žodžiai netokie buvo pasakyti iš vakaro, gal viršininkas negeras, gal kažkiek tiek kažkas skaudena, arba šiaip tiesiog oras paprastesnis, bet pradedu su tavimi gyvenimą ir atrodytų, kas čia tik man svarbu save įveikti, bet šitoje vietoje pasirodo yra visai kitaip. Aš atsiliepiu, pakeliu akis į dangų, atsiliepiu Dievui, Dieve ištiesinu savo nugarą, stuburą ištiesinu, dvasinį, fizinį ir tikrai sakau, Dieve, štai aš esu tavo įrankis, mano gyvenimas yra su tavimi. Atrodytų nieko tokio, kažkas gali pritaikyti, kaip sakyti, psichologinį treningą, bet tai pasirodo nėra psichologinis dalykas, bet yra dvasinės kovos elementas. Aš atsistoju savo pačiam prieš save patį, iš tikrųjų, pats savo suvokime. Pirmiausia, kaip Dievo žmogus. Ir tai turi poveikį, pasirodo, pasauliui, nes aš esu šauklys, kuris patiki, kad Dievas veikia manyje. Ir toliau einu jau su Dievo dvasia. Taigi, sako, tai taip atsitiesiu, sako, jei su gyvenimu kylančiu iš tikėjimo, nedvejodami sujungia tikėjimo išpažinimą. Taigi, pats žodžiais išpažįstamas tikėjimo išpažinimas, kad tikiu amžinai gyvenimu, tikiu šventųjų bendravimą, tai yra tikiu vienas kito užtarimu, tikiu maldos gale, tikiu Kristaus gale, tikiu tėvo meilę. Tai persikelia tas į gyvenimą ir ne iš karto reikia, kartais mes galvom, kad štai noriu pasieksiu kažkokį rezultatą staigiai, nieko. Jeigu mes skaitytume dykumų tėvus, tai ten aiškiai pasakyta, sako, meldžiau vienos malonės 10 metų, kitas sako 20, 30 ir taip toliau, visą gyvenimą. Taigi, šitoks evangelizavimas, kur čia tas evangelizavimas mes galėtume paklausti? Tiesiog aš nusiteikiau, pasimeldžiau, atsitiesiau, gyvenu sąžiningai, kur čia tas evangelizavimas galėtume paklausti? O iš tikrųjų pasirodo, jau šitą laikysinę tampa evangelizavimu, tampa savo Kristaus naujienos skelbimu ir gyvenimo pavyzdžiu. Ir veiksminga tuo, kad tai vyksta tiesiog įprastinėmis gyvenimo sąlygomis. Tai pilkoji kasdienybė, kuri atrodo nieko ypatingo čia kaip ir nevyksta. Taigi, dar kartą pabrėžiu, štai bažnyčia yra sakramentas pasauliui, tai yra išganimo sakramentas, nes tai Kristaus kūnas yra ženklas, kad Dievas veikia ir myli mus, o pasaulietis pasirodo, pasirenkantis tiesiog būti su viešpačiu Jėzumi, atliepia taip pat šauklio funkciją, atliepia. Čia reiktų taip nustebti ir padėkoti Dievui ir džiaugtis ir sakyti, štai aš esu šauklys, net tada, kai niekas to nemato ir negirdi, nes bendradarbiausiu Dievo dvasia. Toliau. Atsakomybė iššaukiami ir ta atsakomybė yra kontrastas su dabarties dvasia. Taigi, koks dabar kalbėjimas yra dokumento, Lumen Gentium. Itin vertingas šiam uždaviniui tas luomas, kurį pašventina specialus sakramentas, būtent santuokinis ir šeimos gyvenimas, kur krikščioniškas įsitikėjimas perskverbia ir kasdienis labiau perkeičia visą gyvenimo būdą. Ten yra pratybų laukas ir puikiai mokykla pasauliečių apaštalavimai. Ten sutuoktinių laukia jų pašaukimas – būti vienas kitam bei vaikams tikėjimo ir Kristaus meilės liudytojais. Krikščioniškoji šeima didžiu balsu skelbia tiek dabartinės Dievo karalystės dorybės, tiek palaimingojo gyvenimo viltį. Savo pavyzdžių ir liudijimu jį pasmerkia nuodėmės pasaulį ir apšviečia ieškančius tiesos. Labai sodrus tekstas, labai daug čia visko ir labai toks įpareigojantis, ir kalbantis apie gyvenimo iššūkius. Žiūrėkit, dabar mūsų laikmetyje šeima nuvertinta ir prieš ją, sakytume,
yra kovojama tiesiogiai ar netiesiogiai, nes platinama nuodėmė, galima gyventi be santuokos sakramento, galima gyventi ne šeimoje, kitaip tariant, galima gyventi neklausant Dievo, nesilaikant Dievo plano, bei neprašant Dievo palaiminimo. Tai toks liuciferiškas iš tikrųjų pasirinkimas, liuciferiška laikysena, nes aš panaudoju Dievo duotybę, savo gyvenimą, savo lytiškumą panaudoju iš tikrųjų nežinia kam. O tuo tarpu tai yra tiesiog specialus sakramentas, kuris įgalina bendradarbiauti su Dievu visomis prasmėmis. Visomis. Panaudojant savo žmogišką prigimtį, vyro moters prigimtį, panaudojant sakramentais gautasias malonės. Ir toliau, sako, perkeičia visą gyvenimo būdą. Visą. Štai buvo žmogus gyveno vienas, gyvena su kitu asmeniu, su savo gyvenimo draugu, tikru draugu pagal Dievo mintį. Įsivaizduot, kurį pasirinko, su kurio kovoja vidinės kovas, su kurio kovoja su pasauliu, turi gyvenimo draugą, norėtųsi, kad turėtų iš tikrųjų. Ten yra, sako, pratybų laukas. Įsivaizduot, pratybų tai yra tiesiog tas pastovus toks, treniruočių laukas, kuriame žmogus mokosi nugalėti savo egoizmą ir įgyventinti, realizuoti meilę. Toliau, ir sako, puikiai mokykla pasauliečio paštalavimo. Štai pirmasis uždavinys išmokta paštalauti savo šeimoje. Irgi labai rimtas uždavinys, nes mes matom kartais tie, kurie užsiima paštalavimu, maldos komandų nariai, bendruomenės nariai, nelabai kartais pavyksta paštalauti savo šeimoje. Nereikia tų dalykų supriešinti, nes kartais neišsisprendžia šeimos problemos. Lengviau galbūt nueiti į maldos grupę ir komandą ten pasimelsti ir tikrai efektas ir rezultatas yra. O šeimoje dėl kito asmens savybių, pavyzdžiui, nepasiseka paštalauti. Taip, kad čia nėra supriešinimas, bet dokumentas kalba apie normalią situaciją, kai abudu, vyras ir žmona, supranta, ką jie turi daryti ir jie priima viens kitą ir vaikus, kad štai čia pirmiausia paskelbėm tikėjimą ir tą patį nešam į savo darbinę aplinką, į gatvę, į pasaulį nešam. Taip, kad sako, puikiai mokykla pasauliečio paštalavimo, nes laukia jų pašaukimas būti vienas kitam, įsivaizduot, vienas kitam bei vaikams tikėjimo ir Kristaus meilės liudytojai. Čia labai verta vyro ir žmonai pasižiūrėti vienas į kitą ir suprat, kad štai aš, brangusis, brangioji tau, tiesiog noriu paskelbti ne bet ką, ne kažkokius tai moralus, reikalavimus, ten dar kažkokius tai dalykus, bet noriu tau paskelbti Kristaus meilę, padėti ją pažinti, paprašyti, kad tu man padėtum tą meilę pažinti, sustiprintume vienas kitą, atskleistume savo tą grožį, vyro ir moters grožį, nes vyras ir moteris vienas kitam gali be galo daug padėti atsiskleisti. Tai toks yra pašaukimas nepaprastai didžiulis ir kad vaikai jie automatiškai matys, kad štai vyras ir žmona, tai ir tėvas ir mama vienas kitą myli, kalba apie Dievą, bendrauja su viešpačiu. Tai štai tokiu būdu automatiškai įauga į Kristaus meilę, į jo duotybę, į tą pašaukimą būti Dievo žmonėmis. Taigi, dar toliau, dar yra, sako, skelbė dabartinės Dievo karalystės dorybės, dorybės. Taigi, šeimoje laikydamiesi tikėjimo, žmonės automatiškai įauga į dorybės. Kokias dorybės? Nuolankumo reikia labai, reikia romumo, reikia kantrybės, reikia tarpusio supratimo, nugalėti egoizmą, narcisizmą, meilės, ištvermės labai reikia. Žodžiu, visų dorybių, kurios padeda būti meilės žmogumi. Ir dar, kas įdomu, dėl ko tą darau? Štai, kad žvilgsnis į ne šiaip į tokią ateitėlę, kad štai kažkur kažkas įstos, pasimokys, gerą gyvenimą susikurs, bet dar amžino gyvenimo viltis. Tai amžino gyvenimo viltis prasideda, pasirodo, šeimos gyvenime pašventinta sakramentu, tai yra santuokos sakramentu. Ir aišku, čia mes galim tik mums paantrinti, sakysim, sekuliarioji pasaulietiška psichologija. Jeigu šeimoje nebuvo darnos meilės ir supratimo, sunku tikėtis, kad žmogus išeis į pasaulį psichologiškai sveikas. Bet čia yra toks žemesnis lygmuo, aukštesnis lygmuo, tai yra, kad štai aš išeinu į pasaulį, žinodamas, kad esu Dievo karalystės narys, Dievo karalystės dalyvis ir manęs laukia viešpats, kuris mane be galo myli. Taigi, dar toliau, dar galinga čia tokia išraiška, šitos pastraipėlės atbaiga tokia yra. Savo pavyzdžių ir liudijimui
ji pasmerkia nuodėmės pasaulį. Štai šeima, santuokos sakramentas, kaip įdomiai, pasmerkia nuodėmės pasaulį. Nieko nedaikantis dieviškos tvarkos, pasirodo, paskelbiam nuosprendį nuodėmei. Nieko ypatingo nereikia daryti, tik tai gyventi ištikimai šeimoje, mylint Dievą ir vienas kitą. Įsivaizduot, koks nuostabus dalykas. Na ir sako, apšviečia ieškančius tiesos, nes kiti abejoja, čia kurti šeimą, nekurti šeimą, kaip čia ją kurti, gal palauksiu, gal taip, anaip ir štai. Ir jeigu šalia yra tvirtų šeimų, kurios nebijo deklaruoti savo tikėjimą, savo pasirinkimą, štai pasikeičia ir tada šalia esančiųjų gyvenimas. Taigi dar kartą, baigiant, prieš ruošiantis jau rožančiaus maldai, reikia užfiksuoti tą mintį. Pasauliečių laikysena pašventinta jų pasirinkimų ir sakramentu, iš tikrųjų prilyginama sakramentinė veikimui, tai yra bažnyčios veikimui šiame pasaulyje. Ir pasauliečiai tampa tiesos, Dievo meilės, Dievo galybės šaukliais. Taigi būkim visi palaiminti ir atraskime savo tapatybę viešpatyje. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.